Labą dieną, šiandien jums pristatysiu Manitou teleskopinį krautuvą MLT 850 145 V+. MLT reiškia Manitou Loading Telehandler, 8 metrai, 5 tonos, 145 arklio galios, Vario Plus pavarų dėžė. Šis modelis yra Platinum komplektacijos, kas yra pati pilniausia komplektacija, ką galima įsigyti iš Manitou. Visa informacija, kaip naudoti saugiai su krautuvu, kaip perkabinti priedus, kokia yra kasdieninė rutina aptarnaujant krautuvą, galima nusiskanuoti telefonu ir telefone yra atskiri video, kur gausit visą informaciją apie tinkamą krautuvo priežiūrą. Krautuvas komplektuojamas su skirtingom padangoms. Šis krautuvas yra su kietai dangai skirtom padangom Bradestein Endurion 500 mm darbinio pločio, skirtas ant kieto paviršiaus. Kietam paviršiui reikalingas, kad padangos kuo ilgiau laikytųsi, nes eglutė greitai dyla. Važiuoti su industriniam padangom ant kieto paviršiaus žymiai komfortiškiau. Bet tai nereiškia, kad šito krautuvo negalima užsakyti ir su eglutės tipo padangom. Žemės ūkiai mes siūlom su eglute arba, jeigu kas daugiau važinėja transporte, siūlom būtent industrinio tipo padangas. Krautuvas turi ECS sistemą. Paspaudus kelias sekundės sumirksi lemputė. Hidraulinė pora, jeigu būna pajungta mėšlo kaušas ar kitas priedas, kuris valdomas hidrauliniu būdu iš strėlės galo, slėgis nusiema ir lengva tada atjungti nuo hidraulinės poros. Krautuvas standartiškai yra komplektuojamas su hidraulinio priedo užrakto. Pati užkabinimo sistema, kaip ir visų kitų Manitou, yra unifikuota. Tai jeigu ir turit priedą, kurį naudojate prieš 10-15 metų, užkabinimo sistema lygiai ta pati ir priedas jums tiks. Hidraulinė pora, kaip ir minėjau, kad jeigu užrakinot priedą tam, kad valdyti hidraulinės poras, persukamas kranas ir tada slėgis yra paduodamas į hidraulinės poras. Jeigu naudojat kaušą, kaip šiuo metu, ar hidraulinės palečių šakes, tai persukinėt krano nereikia. Kabinų yra mygtukas tam, kad atsitiktinai netrakintumėt prikabinto priedo ir jo neišverstumėt. Visi MLT serijos krautuvai, taip ir šis, yra komplektuojamas su šepetėliais tam, kad medžiagos nepatektų į strėlės vidų, ar tai būtų grūdai, ar tai kita kraunama medžiaga. Šepetėliai apsaugo nuo to. Ašys yra paimtos iš MLT 961, taip vadinamas Heavy Duty. Tepimo sistema šitam krautuvui yra automatinė, tai automatinis tepimas yra tiek visam krautuvui, tiek priedų prikabinimo įtaisui. Priedai gali būti komplektuojami įvairūs. Šitam krautuvui gali būti komplektuojamas, kaip dabar ir matot, 4 kubų kaušas. Maksimaliai gali būti 4,5 kubo kaušas grūdams ar kitoms birioms medžiagoms. Mes siūlome visus priedus su keičiamu peiliu, tam, kad tolimesnė kaušo eksploatacija būtų kuo pigesnė. Nudilo keičiamas peilis, apsukat į kitą pusę, dirba toliau. Purvasargiai, kaip ir visų Manitou, yra lankstus, tai reiškia, jeigu užlipsit ar užkabinsit, tai jie nelūžta, kartu sukasi su ratais. Visi krautuvai yra komplektuojami su ledinio tipo kelio žibintais, posūkiais. Taip pat šitas krautuvas turi LED Plus sistemą, kur yra 4 papildomi LED žibintai aplink krautuvą, kad būtų patogu dirbti tamsiu paros metu ar netgi ir vasarą, jeigu iš lauko įvažiuojam į sandėlį. Tai paprastai akis būna nepratusi, dar prie tamsos nelabai matom, tai jungus apšvietimą puikiai matom. Šis krautuvas yra sukomplektuotas su 2 kamerom, dešinės pusės ir gale, kadangi krautuvas yra gana masyvus ir sunkus. Kamera viena mato dešinį visą šoną, kita visą, kas yra važiuojant atgal. Važiuojant atgal automatiškai įsijungia įjungus reverso mygtuką. Kapotas, kaip ir visų Manitou krautuvų, yra ryklio pelekas, tenai išmetimo
sistemos. Pats variklis yra Janmaro. Jeigu prieš tai buvusią modelį buvo John Deere variklis, kubatūra ta pati, darbinis tūris 4,6 litro, bet lyginant su senesniuoju varikliu, tai 12% mažesnės kuro sąnaudos ir 11% didesnis sukimo momentas. Priėjimas prie variklio patogus tiek prie visų filtrų, tiek prie papildomų sistemų, tiek AdBlue sistemos, išdeginimų filtrų ir panašiai. Variklio radiatorius, kaip ir visų kitų manitų, yra vienoje linijoje, sudarytas iš atskirų sekcijų, turi reguliuojamą ventiliatoriaus reversą, keičiamo reverso. Tas duoda, kad jeigu dirba mes dulkėtoj aplinkoj, išpučia dulkes iš radiatoriaus. Variklio sukimo momentas 602 Nm, kas leidžia, kad krautuvas yra, kaip sakyt, gyvas, judrus ir dabar šitą krautuvą leidžiam per klientus, potencialius klientus, esamus klientus, kurie pasibando šitą modelį, tai palyginus su kitais krautuvais, sako, tikrai jaučiasi, kad krautuvas yra gyvas. Aptarnavimo prasme krautuvas yra labai paprastas ir patogus, nes filtrai yra gerai prieinamuose vietose. Gale sumontuotas papildomas LED žibintas, kaip jau ir minėjau, kad apsišvies aplink krautuvą, galinė kamera, veidrodis, kad iš kabinos matytume prikabinimo kablį. Prikabinimo kabliai gali būti įvairūs, čia yra standartinis paprastas, gali būti hidraulinis, kopėtėlinis ir kiti kabliai pagal pasirinkimą. Taip pat yra hidrauliniai stabdžiai ir hidraulinė pora priekabai išversti arba atidaryti šoną. Signalizacinės lempos, jeigu išvažiuojam į kelią, tai nusileidžiam į darbinę poziciją, jeigu dirbam kažkur tai sandėly, galim pasikelti, kad neužkliūtų, tai taip apsaugom nuo numušimo. Tepimo sistema visa sumontuota būtent čia, tai kaip ir sakiau, tepimo sistema tepa visą krautuvą tiek strėlės galą. Įlipimas į krautuvą yra gana paprastas ir intuityvus, yra dvi pakopos, bet pakopos yra skirtingose lygiuose, tai labai patogu įlipti. Yra išima iš krautuvo kabinos apačioj, kas patogu yra išlipimo prasme, nereikia kažkaip tai kojos užkišinėti, o išlipama labai paprastai. Durys atsidaro tikrai plačiai. Duryse yra sumontuotas elektrinis lango nuleidimas. Langas nusileidžia pilnai į apačią kaip ir mašinose, plus sumontuotas yra dešinio veidrodžio valdymas ir šildymo sistema. Dešinys didysis veidrodis yra tiek valdomas elektra, tiek elektra ir šildomas. Kadangi saulėta diena, o tokių dienų saulėtų turime šiais metais nemažai, tai yra sumontuotas nuo saulės apsauga, kuri yra reguliuojama, klausomai nuo to, kokiam horizonte kiek saulė yra pakilusi. Kabina pati yra privilego, didelė, erdvi, patogi, netgi ir stambesnio sudėjimo žmogui. Automatiškai šitie krautuvai komplektuojami su automatiniu oro kondicionieriu. Oro srautas paduodamas tiek iš viršaus, tiek ir per papildomas oro angas, kas užtikrina žiemos metu efektyvų šildymą, o vasaros metu efektyvų aušinimą. Pats krautuvas, kaip ir visi Nuago serijos krautuvai, yra komplektuojamas su DSB spalvotais mygtukais, kurie yra skirtingų spalvų. Raudonas tai yra viskas, kas susijęs su pavoju, su saugumu. Tai automatinis stabdymas, automatinis stabdis, rankinis stabdis. Taip pat yra parašiuto mygtukas, kuris leidžia jum keliant krovinį, jeigu blokuoja sistema ir nebeleidžia daugiau kelti, tai savo riziką galit paspaudus pakelti, ar jeigu yra reikalas ištiesti strėlę į priekį, tai tuo pačiu ištiesti ją ir pirmin. Šitam krautuvui yra ratinis automatinis ratų išlyginimas, tai iš karto yra 4 ratų vairavimo variantai. Vienas variantas, kai galiniai ratai rakinasi tiesiai, vairuojasi į priekį, tai yra transporte. Dažniausiai važiuojama yra ratu, tai susukant į kairę vairą susisuka priekinį į kairę, galinį į dešinę pusę, važiuojant krabu, visi ratai susisuka į tą pačią pusę.
Ir yra mani krabas, kai galiniai ratai rakinasi šiek tiek kampu. Vairuojant priekiniai su kaušu, pavyzdžiui, galima palei sieną, palei tvorą susemti tam tikras medžiagas ar grūdus. Mėlyni mygtukai tai yra visas, kas susijęs su hidraulika. Hidraulinės poros priekyje pajungimas, hidraulinės poros gale pajungimas, darbui su kaušu, darbui su palečių šakėmis. Kita sekcija yra čionais, apie ją paskui vėliau papasakosiu. Oranžiniai mygtukai tai viskas, kas yra susijęs su transmisija. Tai jeigu norim, kad būtų greitas važiavimas, daugiau tepalo debito būdų paduoda į ratus, didesnė trauka ir sukimo momentas ratuose, tai yra dinaminis. Jeigu dirbam kažkur tai, kur reikia mums netokio jautraus krautuvo, kraunant paletėm kažką, tai kad nepamesti krovinio, tai yra kitas mygtukas, kur paspaudus jį per pusę susimažina visas transmisijos jautrumas. Išdeginimo mygtukai yra, kadangi išdeginamasis katalizatorius, tai yra išdeginimo, kad sustabdyti, išdeginimo, kad pasileis, sustabdymas yra reikalingas, jeigu mes dirbam kažkokį darbą, reikia pasibaigti ir mums išmetė, kad išdeginti filtrą, tai mes galim kelis sykius tai ignoruoti, o pabaigus darbą paleidžiam tada automatiškai, kad vyktų filtro regeneracija. Pats ekranas, meniu yra simboliai ir informacija lietuvių kalba. Tai jeigu mes kažką įjungiam, tai automatiškai ekrane užsidega, ką mes įjungiam ar išjungiam. Jeigu tai yra klaida, tai automatiškai rodo, kokia tai klaida ir viskas yra lietuvių kalba, kas operatoriui tikrai yra labiau paprasta ir suprantama. Taip pat šitas krautuvas turi Easy Managerio sistemą, kur tiek klientas, tiek ir mes matom krautuvą, matom jo klaidas, tai serviso prasme palengvina, kad jeigu kažkas atsitiko, mes galim jau važiuoti pas klientą, žinodami, kokia problema galimai yra. Krautuvas, kadangi vario pavarų dėžė, yra sumontuota su rankiniu gazu, tai rankinis variklio apsukų padidinimas duoda, kad mes galim padidinę apsukas strėlę greičiau, kad veiktų, o važiavimo greitį mes galim tiek, kiek spaudžiam greičio pedalą, tokiu greičiu ir važiuoti. Tai tas duoda mums, sakykime, tokį patogumą, pavyzdžiui, šluojant, užsiduodam tepalo debitą į hidraulinę porą gale, užsistatom, kad būtent tokiu debitu mes ten ir sukam šluotą, o greičio pedalu reguliuojam važiavimo greitį. Šitam krautuvė, kaip ir visuose kituose Niuago krautuvose, yra strėlės amortizacija, kuri susideda iš dviejų dalių. Viena dalis, kai mes kraunam kaušų grūdus, pavyzdžiui, į priekabą, tai strėlės amortizacija, kai greitis yra mažiau negu 3 km/h, išsijungia. Hidrocilindras gale užsirakina ir jisai yra kietas. Tas yra reikalinga, kad privažiavus prie borto su strėlė nestukteltom į bortą. Žiemos metu, kai reikia mums, pavyzdžiui, stumdyti sniegą, tai įjungiam kitą, kur dirba jau nuo nulio. Tai stumda sniegą, strėlės amortizacija veikia jau nuo pat pradžių. Transporto pozicijoje yra mygtukas išjungti GSM joysticką, kuris yra Manitou patentas ir tikrai patogus darbui. Šitų joystikų visas valdymas vyksta viso krautuvo, tiek strėlės, tiek ir važiavimo krypties keitimas. Tai krypties keitimo mygtukas yra raudonas į priekį, neutrali atgal. Ratukai strėlę ištiesti, sutraukti, kita pora valdom arba priedo užrakinimo cilindrą, arba jeigu yra hidraulinis priedas, pavyzdžiui, mėšlo kaušas su prispaudėju, tai prispaudėją atidarom arba uždarom. Kitoj pusėje yra sensorius jutiminis, kuris nuo to jaučia, kad ranka yra uždėta ant joystiko ir įjungia, kad galim valdyti strėlę. Toliau ventiliatoriaus reversas, yra du taip pat variantai, arba automatinis, kuris yra programuojamas nuo 3 minučių iki 30, kas tiek laiko reiškia ventiliatoriaus reversas įsijungia automatiškai, arba jeigu norim, yra kitas mygtukas vienkartinis ventiliatoriaus reversas. Šitam krautuvė taip pat sumontuota yra Intelligent Hydraulic sistema, tai yra 3 sistemos vienoje. Viena sistema įjungus, tai keliant kaušą, pavyzdžiui, pasisėmėm, keliam į viršų, išlaiko tą patį atstumą nuo kaušo kaip ir pasisėmimo metu, tai reiškia keliam strėlę,
antra dalis automatiškai ilgėja išlaiko tą patį atstumą. Jeigu mes keliam kažką, kas prilipę būna prie kaušo, yra kaušo išpurtimo mechanizmas, kur strėlę tada 2 sekundės palaikom į šoną ir strėlė automatiškai iškrato kaušą. Taip pat yra grąžinimas į krovą, kas dirba daug rutininių darbų, kur krauna iš betonuotos ar asfaltuotos aikštelės kaušų į grūdus į mašiną. Tai galima suprogramuoti kampą strėlės ir kampą kaušų. Tai tada kiekvieną sykį nereikia gaudyti, į kokį aukštį strėlę nuleisti ir į kokį kampą pastatyti kaušą. Su šitų krautuvų Manitou bandytojai padarė rekordą. Tai per valandą pakrovė 220 tonų grūdų, kas tokiam krautuvui tikrai yra daug. Tai rodo, kad krautuvas yra pritaikytas dideliems ūkiams, nuomos kompanijoms, biokuro gamintojams, dujų jėgainėms, kur reikalingi būtent galingi ir našus krautuvai. Dar vienas iš funkcijų tai yra šakių užrakinimas. Šakių užrakinimas tai reiškia, jums užrakina tam tikrų kampų. Tas reikalinga kartais didmaišius kilnoti, tai kad nereiktų visą laiką gaudyti, užsirakinai šakes ir pastoviai jos būna užrakintos. Šitam krautuvė yra sumontuotas EcoStop mygtukas, visa sistema. Tai EcoStopas duoda, kaip ir mašinuose būna start-stopo sistema, tai jeigu mes nesam kabinoje, aušinimo skystis yra variklio užkaitęs iki 40 laipsnių, jisai automatiškai išsijungia. Išsijungimo laiką galima irgi programuotis, nusistatyti. Bet paprastai iš gamyklos tai yra 30 sekundžių. Ką tai duoda? Tai duoda, kad mes dažnai iš tikrųjų sėdim dirbant ant tuščių apsukų. Šitu atveju Manitou turėdami stebėjimą, kaip ir patys vartotojai, kurie turi Manitou ir turi prieimą prie Easy Manager sistemos ir gali stebėti krautuvą, gali pamatyti, kad nuo 15 iki 30% viso laiko krautuvas stovi. Tai sumažinus, sakykime, bent jau iki 15% visą tą tuščio darbo laiką, tai taupom tiek kūrą, taupom aptarnavimai bus retesni. Po kažkurio laiko vis tiek planuojam, kad keisim krautuvą į naują, tai likutinė vertė bus didesnė, kadangi darbo valandų išdirbis bus mažesnis lyginant su analogišku krautuvu, kuris neturi tos sistemos. Kaip ir visuose krautuvuose su vario pavarų dėže, šis krautuvas turi taip vadinamą autopaverio sistemą, kuri keliant strėlę į viršų, priklausomai nuo to, kaip greitai ir kokiu kampu mes palenkiam vairalazdę, automatiškai didėja variklio apsukos. Nereikia mums pastoviai minti ant greičio pedalo tam, kad sukelti apsukas ir padidinti hidraulinio siurblio našumą. Hidraulinis siurblys čia yra 200 litrų per minutę, našus, tai strėlės visas darbas tikrai dinamiškas. Kabina, kaip ir sakiau, yra privilego ir kaip visuose Newago krautuvuose panoraminis stiklas. Viršui yra patentuotas Manitou grotas, kur viršui apsauga yra suvirinta tam tikrų kampų. Operatorius sėdėdamas mato tikrai puikų vaizdą į viršų, kadangi žiūri pagal suvirintų plokščių tik tai šoninę briauną. Tai matomumas yra tikrai puikus. Valytuvai prieki yra netgi 3. Šoninis valytuvas ir gale valytuvas. Tai užtikrina tikrai puikų matymą įvairiom sąlygom. Ypač svarbus yra dešinės pusės valytuvas, kadangi vaikšto strėlė, tikrai būna, kad užsineša tas stiklas, tai nusivalot, nereikia papildomai žmogui lipti ir valyti. Vairas yra reguliuojamas, jisai tiek pirmin atgal, tiek į save nuo savęs, priklausomai nuo operatoriaus sudėjimo ir rankų ilgio, lygiai tas pats kaip ir pneumatinė sėdynė. Šita sėdynė yra ultra žemų dažnių, tai jinai prisitaiko prie važiavimo sąlygų. Tai reiškia, jeigu važiuojat žvyrkeliu, jinai automatiškai suminkštėja, jeigu važiuojat lygiu keliu, asfaltas, betonas, jinai gana yra kieta. Būtent Manitou. Lygiai tas pats šiandien galite reguliuotis eigą pirmin atgal. Visas porankis vaikšto kartu su sėdynė, kas yra labai patogu. Operatorius sėdi, tai jam nereikia su ranka gaudyti atskirai vairalazdę, susidėjęs ranką, jisai automatiškai visą laiką juda kartu. Yra porankis, tai fiziologiškai ranka yra būtent pripratusi, kad
tai būtų, dirbant ir ilgą darbo dieną, žmogus nepavargsta. Kas šitam Platinum komplektacijoje yra, tai yra dar CSS mygtukas, arba lietuviškai tai patogaus vairavimo sistema, kuri leidžia ratus susukti nuo vienos kraštinės padėties į kitą kraštinę padėtį per 2,5 karto. Normaliai, jeigu tos sistemos nėra, tai grubiai 4,5 karto turim vairą susukti, kad nuo vienos kraštinės padėties raktai persisuktų į kitą pusę. Pabandę su šita sistema, klientai pamato, koks tai yra labai patogus ir naudingas dalykas. Kaip ir visuose krautuvuose, tiek Elito ir Platinum komplektacija yra laisvų rankų įranga, telefoną pasijungti su papildomu mikrofonu. Šitas krautuvas turi regeneratyvinę hidrauliką. Regeneratyvinė hidraulika tai leidžia, kiek spaudžiam valdymo svirtį į priekį nuleidimui žemyn, taip greitai strėlė leidžiasi žemyn savo svoriu, nenaudojant hidraulinio siurblio. Ir pavyzdžiui, noriu lėtai, galiu leisti lėtai. Lygiai tas pats su autopaverio sistema, tai variklio dabar sūkių dažnius aš nekeisiu, visą tai daro sistema, pati rankena kiek intensyviai keliu į viršų, taip intensyviai iki panašiai 2000 apsukų pasididina variklio apsukas. Vat vėl leidžiu žemyn, galiu pradžioj leisti labai lėtai, reikia greičiau, be jokių papildomų. Tai leidžia sutaupyti panašiai apie 5 procentus kuro sąnaudų, lyginant su tais, kas naudoja hidraulinį siurblį. Grubiai viena darbo valanda, priklausomai nuo to, koks yra ciklas, apie 6,5 litro valandai. Nuo vienos kraštinės padėties į kitą, per 2,5 apsukimo ratai pasisuka, tai kai dirbame intensyviai važiuojant, tai tas yra labai svarbu ir su ranka reikia žymiai intensyviau dirbti tam, kad pasiektume tą patį rezultatą. Ir operatorius, kai dirba intensyvią darbo dieną, tai per dieną panašiai padarant tą patį darbą sutaupoma iki 4000 apsisukimų. Tai ranka būna nepavargusi, mažiau profesinių ligų ateityje. Vairas sukasi lengvai, pilotinis slėgis yra gana didelis, tai su 2 pirštais galima lengvai sukinėti vairą. Triukšmo lygis kabinoje yra tik 69 decibelai. Priedų vertimo cilindras sumontuotas strėlės galvoje ir vertimo jėga net yra 8,6 tonos. Tai reiškia, ar imsit mėšlą, ar imsit statybinį laužą, jums pilnai tos jėgos užteks. Ir pats cilindras yra apsaugotas nuo pažeidimo, visas yra pačioje galvoje sumontuotas. Šito krautuvo maksimalus transportinis greitis yra 40 km/h. Kadangi tai yra vario pavarų dėžė, tai operatorius pagal darbo patį principą gali nusistatyti, kokiu maksimaliu greičiu gali jisai važiuoti. Tai jeigu dirba teritorijoje, kur ribotas yra greitis, daleiskim iki 20 km/h, tai įėjus į ekraną su kontratuką galima apsiriboti, kad jo maksimalus greitis būtų 20 km/h. Jeigu nori grįžti atgal, lygiai tas pats, išjungia apribojimas ir transportinis greitis 40 km/h.